viskam, žinai. Ir lūpus pasukinėt, ir visą, ką nori, žinai, sudaryti. Realiai jau su tėvu, ką turėjom, žinai, tai pats geriausias kvadratas yra 11-tukas. Nu, nėra geresnių niekas. Bet 12, va, 12, bet 11 yra geriausias. Toksai tiem lengvesniam vėjom, ne? Jo. Ir nežinau, ką daryti, nes, nu, visų nesusipirksi, tai parūdį, nu. Ne, taip. Daug šakų. Bet 11... Eik tu ubagė. Eik tu ubagė. Bet 11 tai laivas buvo, ką esu bandęs, nebent parašiutas gali laimėti. Jo. Parašiutą nesu bandęs. Bet iš kaitų 11... Ką laimėt? Nu, kaitas iš didesnių ar... Ai, prie silpnesnio vėjo? Ai, ne. Nes ten parašiutas laip irgi apsimoka, bet ten irgi kaip... Tai pridarėgi dabar tų light windinių kaitų. Brainshieldai visokie huinai. Indai visokie. Daugiau tvarkymą. Nu, okei, bandysim. Aš galvoju, gal 12-tuką čia, gal Tai puskis dabar tėvai pas... Tai visą dieną va tai bus. Aš turiu 10 GTS tik tai šiandien. Ką čia stumai? Neturiu, ne vieno ozono didelio. Tipo aštunkė, tik turi? Aštunkė geriausias kaitas. Ką prasme, tik aštunkė? Jo. Aštunkė 14 kabrino, kurios netraukiu. Ir reikia arba 11, arba 10 dabar reikia pirkti tiesiog. Gerai, Nu, pasimatysim. davai, iki, sėkmė. Nežinau. Nieko čia gero nėra. Negersit. O! Čia su batais galima, ne? Davai. Negalima, be batų ir ant kelių. Bet matymės, ne? Ir ant kelių. Aš įrašinėt. Jo, bet netiesiogiai. Paskui ištrinsiu, jeigu nepatiks. O, čia galima dar nusipirkti kažką, ne? Tai va, Vaida, ne. Čia surašyta kažkokie tai... Baigėsi. Kažkokie... Čia tuščio želė, ne? Ne. Čia dar rimčiau kažkas, ne? Čia kažkas tokio. Ne? Pavikliai su kvapais. Nu, parot? Neturiu 11. Vitalijau, gi turit 11 ant pardavimo. Nu, tai parduokit. Už kiek? Nežinau. Reikia parduoti. 500. Tai nori biškėsi nuvažiuoti. 500. Į vadu. Aš nežinau, tai turbūt kol kas su tais plauksimu. Po to matysim, žinai. Šiaip tie vadu tai man labai. Ne, tai man tai kol kas aš nežinau. Aš ten gal tas Daytonas mačiau tas su tą pelūlą, tą pilką ten kažkokią tai. Jo. Nu reikia išbandyti. Bet milijonas. Du gaunasi, 2 ozonai gaunasi. Nu jo, tai tais pinigais vėl, o tas kaitas ką, tu pats supranti. Čia nupirkai, žinai, kaip ir naują mašiną, žinai. Pro duris išvažiavai, kelio atgal nėra, viskas. Ne, turi vis tiek rasti tą santykį tarp kainos ir čia beprotybė yra, gali nuvažiuoti visai. Aš nežinau, o tarkim, neplaukiai arba plaukia su tuo orbitu nauju. Nu, nežinau, Ignas sako labai geras kaitas. Aš nebandžiau, bet įdomu, kiek skiriasi nuo to senesnio. Nes kaip nuo to atėjai ant šito, tai bleba buvo kosmosas. Nu, o tai vat įdomu, gal jie kažką ten pasivėjo, kažką žinai, kad jie kažką daro, ką daro ten. Bet, nu, ar gali 5 stratinis būti geriau už mūsų? Taip. Gali? Padarė peisą 5 stratsų. Čia apie galima? Korė padarė, buvo 3 reiškia, nelaikys tau nei vienas, supranti, va tokio 20 plus, tau 3 stratsai nelaikys, tau reikia, kad jisai būtų stabilesnis. Tai čia kaip ir su galimu, tas pats. Yra jo, pikas yra 5 lačių. O tai aš Vytautas sako, ir laiko geriau. Nu tai laiko, aišku, tai konstrukcija, jis negali būti, ta prasme, bet pasižiūrėk, kaip yra. O Lula nekompensuoja tokius tvirtumą? Ką tau kompensuos, ką jinai tau kompensuos? Čia Kočiatkovas irgi, jisai plaukė, ten kažką bandė burti apie, sakau, kodėl tu plaukė su 3 stratsais?
Nu, tai čia geriau sukasi, blėt, nei tu te suky to prie plus 20, ten tu nieko nesuki. Tu ten, blemba, daun lupini, o tu ten nelupini. Nu, o gaunasi, tau reikia, kad aitvaras būtų, jis neprarastų savo savybių jokių. Ir reiškia, aš šitą iš šepotos išgirdęs kaip tėvė mūsų. Prasme, kad jeigu nori imti viršų, tau reikia 5. Reikia bandyti. Čia, žinai, kalba visi savo kažkas. Nematai, šepotai jisai bandė, žinai. Nes čia vėlgi, vienas plaukia vienaip, kitas plaukia kitaip. Aš tą ežą pasėmęs, turiu dar ir jį dabar. Nu, aš tada tarifai niekaip, man jisai neprilipo, nors tu tą. Aš tai praplaukiau, man iš karto neprilipo. Nu tai aš atsimenu, aš ten biškai pasikeičiau, bridlus ten persirišau tos, žinai, kurioje vietoje tenai viskas pagerėjusi, bet kas liečia judėjimą jo, bet man jisai neprilipo, man tas, nežinau, mūsų vortexas, kosmosas, kažkoks jisai, nežinau. Geras kaitas, jisai lengvai, greit sukasi, nu jis toksai prognozuojamas, tu jį jauti tą kaitą, aš su tuo tai jisai, žinai, tas pats kaip ir su F1 tuo naujų, blėm, aš nesupratau to kaito, žinai. Čia, žinai, pašokau, žinai, su kilu. Lemba, tas galvas kaip ir lėtai, atleidau barą, žinai, aš galvoju, žinai, kaip tas palindų. O čia, tu žiūri kaitą ir krenti žemyn, o kaitą taip jo, iš lėto kyla, žinai. Viskas, lemba. Nu, ne taip. Nu, ne taip viskas dirba. Čia nebent, žinai, gal tu tada plaukimą kažkaip kitaip kažką, žinai. Hebra, varau plauk, nes neturiu laiko. Vakar pavėlavot, šiandien jau laiko nebeturit. Nu tai ką, dar įpirti norim. Pasimatysim. Kiek. Stipru. Žinau. Dėl tų 5 Niekas nesidomėjo. Reik pabandyti tavo kaitą. Ne, aš suprantu su tais lūpas, viskas gerai, bet čia tų lūpintojų. Ne, nu tai... Aš nesuprantu, tai ką jie ne taip padarė su jo, šiaip edžas skaitėsi visą laiką, blemba, jau čia ofigenas reikalas. Pigiai yra kaitas. Būstinimui, žinai, nu tu lentą bandai nusiimti. Ne, čia vienu metu pradėjau bandyti, dabar biškai sustabdžiau šitą reikalą. Bandai, kad neužsidėsi. Nu, yra vargo, paskui pasiiminėt tada. Taip, va. Tai žinai, dar yra vienas minusas, kad aš su tą sėdimą plaukiu. Sėdimą trapę? Jau gal 3 metai. Oho. Šonkaulius, kai 2 kartus iš eilės. Sulaužiai šonkaulius? Nesulaužiu, buvo žiaurus uždegimas, ten po to sumušimas uždegimas. Eik tu. Tai ir nusipirkau tą ir supratau, kad kam man savo ten tos šonkaulius vanot. Nu buvo ir šitas Romas irgi ten su tais šonkauliais kažkas jiem ten buvo. O tai kokią prieš tai tu tą trapę turėjai? Tai visokį tenai, nu tai Mystic Warrioras pas mane buvo ilgą laiką. Po to Nešo ten tokią turėjau, bet ten cheap tokia buvo, jinai pigesnė. Va ta, kur tau paskolinau, tai ta pigesnė jinai ten tokia. Bet plati nugara irgi tas palaikymas kažkaip man okei atrodė. Siaura. Nu tai va, Warrioras ten toksai buvo neblogas. Negi čia iki tokio lygio. O tai kas blogai, pasakyk? Nu taip, suprant. Nu va, trapė. Geriausia kas yra, imi geriausia kas yra ir kam skirta. Ir jau ant trapės tu negali, ir jau ant kaito gali gailėti, bet ne ant trapės. Ta prasme, aš karočią, neužsiemu burtais. Klausau, ką pasako tie, kurie patys šustriausi ir viskas veikia. O kai pradedi ieškoti, atradinėti dviratį, tai jo, taip gaunasi. Nu, okei. Jo, bet čia sakau, tu pabandyk, blemba, susėdimą ten, nu, Romas lygtai irgi ten kažkas susėdimą. Bet tai ko aš nepadarau? Ne, nu, ta prasme, nepadarai,
Bet jeigu, aš tai taip įsivaizduoju, aišku, paskui jeigu trauma, tu tos traumas neišsigydai, tas skauda, tai aišku, tada. Tai ten taip ir gavosi, aš gavau tą traumą, atrodo apgijo, žinai, važiavau plaukti, negalėjau paplaukti, tai iš karto nusipirkau tą sėdimą, ir su sėdimu pradėjau plaukti, pripratau, žiūriu, kad man visai okei, žinai, ir viskas, ir dabar nesiparinu. Ir dar žinai, koks yra momentas, aš atlaikyti, man atrodo, daugiau galiu. Nėra to krūvio. Nes tavo strapė čia aukštai, o čia Kur tau čia ne aukštai, va čia jinai kaba. Va čia kaba. Užsiveržiai, pradeda slinkt, vandenį nusileidai kaitą, dasiveržiai iki taip, kad vos kvėpuot gali, kaip štangą keltum. Ir viskas. Nieks niekur nekyla. Blema, kaip pas tave gali. Mes kai mėgstam laisvau, tai ta... Negali laisvai būti, nes tada tai tikrai laužia tau, ta prasme slenka. Negali būti, ta prasme, jeigu jau būna, kad tu iššoki ir tau pradeda važiuoti ant prie plus 15, tai nafik. Ne, aš nežinau, aš 20 nešoku, tai man čia yra toksai, gali būti, kad jau ten paskui jau kitas pasaulis, žinai, ir tau reikia greičiau, žinai, čia senukų šneko, žinai, čia pensininkų gal, bet blema, vat su tokiu buvo čia tada, kai jūrai vos nenuskendau prie 8 metrų, čia šitam nevažiuoju daugiau į tą nesąmonę apie molą. Nukrito kaitas, nepasigėlė, tas kišimas po bangą, tai nebuvo taip. Nukrenta kaitas, tai jau jo nepasikėlė ir kiša, ir čia labai daug kam taip. O kai mažiau vėjo, žinai, tas toksai... Nenori iš vis kilti? Ne, kas tau ten kils į mušą, kai nukrito, jau tu nieko ten tik tai greibai, kur ten atsišaudžinai. Tai ką jau dabar viskas? O tu kur, krantas čia va, kai jie stovi, tada netoli. O tu kur, o toks jau, žinai, paskutinės tas rudens sesijos, tokios lapkričio pradžia. Jausmą, šiaip reikia patirti tą jausmą iš tikrųjų, kad žinotum, kas vyksta. Kai Romą ten tempiau iš tų bangų, irgi įdomu buvo, tas foilą nusimetė, jau jisai ten skalbėsi, sakau, kabinkis į trapę, važiuojam iš dabar. Jau ten jis toliau, žinai. Taip. Bet šiaip tai... Tai aš turėjau nuotykį Tarifų Balnearėje. Aha. Ant to offshore. Jo. Tarp kitko su Edžu. Jo. Lūpinau. Jo. Slekas gavosi. Kas yra slekas? Atsipalaidavo linijos. Ai, okei. Slekas. Lūpas buvo ten toks irgi jau nemažas, jau apie išgyvenimą buvo mintis, jau irgi, žinai, matau, kad jis nebekyla. Jo. Pradėjau, žinai, plasnuotą aitvarą, kad jot su juo. Jisai šiaip ne taip į viršų. Jo. Ir, matau, kad spėju dar, žinai, bet jau mano greitis belenkoks. Jo. Ir toks tuk ant to čiopo, žinai, ateinu. Pakabinau tą čiopą. Verčiuosi, linijos atsipalaidavo, aitvaras krenta, linijos už kojos užsipynė ir mane karočią ant dead loopo traukė į Maroką po vandeniu. Nes va taip koja, žinai. Jo. Bet tai gerai kojos nenutraukė. Tai tatuiruočių nereikia. Tatuiruočių jau nereikia, turi tatuiruočių. Ir taip galvoju, čia jau bus dabar. Čia jau bus. Ta prasme, va kaip tu sakai, jau pagalvoji jau apie tos dalykus, žinai. Ir toks, jaučiu įtampą, pist atsipalaidavo, žinai, aitvarą. Jo. Neįpisu. Karočią, aš tą koją taip, žinai, kaip mane taip palaikė, aš tą koją taip. Nes jaučiau kažkaip, kur pusėj jisai, žinai, tai strop. Kaip lūdė, atsistojo. Fuck. Toks, žinai. Tai ten toks local bitches privarė, sako, juokiai, sakau, lentą suras, žinai. Aitvarą pasikėliau, žiūriu, tai išsivertė, žinai, stropos ir viskas, važiuoja viskas. Tai aš aitvarą pasikėliau, bum, važiuoju, tas privežė lentą ir iššvariau, bet jau taip jau buvo. Va, irgi.
Atrodo viskas Man okei. Kauno Mariose buvo aplinkoje apsisukus stropą, bet ten nebuvo vėjo daug, žinai, bet tas jausmas toks debiliškas. Nesupranti, ką te daryti. Jo. Galvoju dabar pjaustant kažką. Tai tas pats, tas lokal, po to išlipom į krantą, jis dar priėjo prie manęs, sako, kaip ten kas ten buvo, žinai. Sako, aš turėjau lygiai tą patį, dėl to jisai, žinai, labai susirūpino, matė visą situaciją. Sako, turėjau lygiai tą pačią situaciją, irgi didelis greitis, slekas tas, atsipalaidavo linijos ir viskas. Tai, sakė, pjovė stropas jisai. Jisai pjovė stropas ir aitvarą ten draugelis po to gaudė, žinai. Nu, žodžiu. Extreme Sport. Extreme Sport. Ačiū už ką. GoPro Stop Capture.